galvoju, kad šiandien aš jumis pasiimsiu kartu su manim, ką aš veikiu per tikrą jau tokią vasaros dieną, ne tokią ten nuobodžią. Tai vat, tai šiandien yra planai prie vandens nuvažiuoti pasimaudyti ir dar kažką nuveiksim, gal pasivažinėsim kažkur, nežinau, pažiūrėsim, bet kol kas tokie planai. Tai vat, vakar tą patį darėm, tai šiandien irgi aš nelabai norėčiau, bet tipo geriau negu sėdėti namuose. Tai vat, ir jo, aš nežinau, gal pafilmuosiu tik tai šiandien jaučiu. Pagalvosiu, pažiūrėsim. Ar norėsiu ilgiau pafilmuoti, ar norėsiu tik tais vieną dieną. Tai jau mama supynė kasytės ir beliko daiktus susidėti ir tada važiuosim. Bet pažiūrėkit, kas mano nagui atsitiko, jūs matot violetinę. Man grinai, kai nuėjome tą laką, ne. Tipo suplanėjo nagas ir aš kažkaip paėmiau už kelnių ne taip ir jis man nusilenkė ir eiktų savo. Žiauriai skaudėjo. Taigi jau važiuom, nusipirkau tokio vandens, žinokit, nepatariu, neskanaus, tiesiog ne. Ir kas čia su mano plaukais, nekreipkite dėmesio, kas ant mano veido. Važinėjom ir žiūrim bažnyčias, labai gražiai. Tai žodžiu, aš jau grįžau, mes visur dar pasivažinėjom, ten irgi pažiūrėjom kelias bažnyčias ir tiesiog aš mėgau grįžtant, nes mes valandą kokią grįžom, valandą važiavom. Tai va, ir žodžiu, biškai pamėgau ir įsiprausiau ir dabar aš žiūriu televizorių. Ir šiaip žiūri laukiu. Taip aš nelaukiu eiti į mokyklą, bet aš laukiu ir jūs laukit, kada pasirodys daug video diena su manim mokykloje. Bus. Kažkaip pavyks viską padaryti. Aš dar vis stresuoju, kaip aš tipo žiauriai noriu visą gruodį prafilmuoti padarytą vlogmasą, bet aš nežinau, ar jūs norėtumėte, tai parašykite man į komentarus, ar norėtumėte tokiu, kad daryčiau vlogmasą, visą gruodį kelčiau kiekvieną dieną video. Žiauriai būtų sunku ir šiaip aš pati labai norėčiau, bet aš nežinau, ar turėsiu laiko, nes mokykla, kontroliniai, dar to labiau šokiai, dar knygą man reikia skaityti kiekvieną mėnesį. Aš nežinau, kada laiko turėsiu. Bet jeigu labai norėtumėt, gal ir iš tikrųjų padaryčiau. Ir šiaip turėtų būti įdomu. Tai va, tai nežinau, dar pažiūrėsim. Ir jaučiu, aš pratęsiu video dar ir rytoj, nes važiuosim į kaimą. Taigi, gerai, palaukit, patildysiu radiją. Taigi, žodžiu, kaip matėt, maudžiausi ežere. Nematėte, aš jums nefilmau, aš tik sakiau. Ir, žodžiu, tada atvažiavom į kaimą, valgėm šašlykų, pyrago ledų, o prieš tai ryte sustojom irgi tenais į tokią kavinę ir valgiau apkepą ir spurgytę. Tai vat, tai dabar nieko neveikiam, o kaip matot, valgiau slyvų, žiauriai skanios, uogyčių ir tiesiog žiauriai karštą lauke einu, kepurę jaučiu užsidėsiu. Bet jo, aš jaučiu šitas video nebus toks žiauriai įdomus, nes tiesiog
nu, man tipo atrodo įdomu bus filmuoti, bet kai filmuoju, gaunas, kad neįdomiai atrodo, tai nežinau. Bet jo, vat su tokia skrybelė. Manęs net nesimato. Jo, tu kaip įsimonė net per maža. Gal nesidėsiu šitų kepurės. Pasidėsiu mamos kepurę. Nu, aš man reikėjo pasididinti. Žodžiu, eisiu be kepurės. Nervina mane. Tai vat. Bet nepamirškit pakomentuoti, ar norite vlogmaso gruodį, ar nenorit. Nes aš žiauriai noriu filmuoti. Bet jeigu ir jūs labai norėsit, tai pasistengsiu padaryti. Tai vat, žiauriai turėtų būti įdomu, nes dabar tiesiog vasarą aš nieko neveikiu ir todėl nėra taip įdomu, nežinau, gal video tokie nėra įdomus, bet kai prasidės mokyklą, žinau, bus įdomu. Tik ne į mokyklą eitų bus įdomu. Tai va, labai nelaukiu kontrolinių. Nes taip, mama sako, aš kaip ir laukiu, kad tu eitum, bet kaip ir nelaukiu, kad tu eitum į mokyklą. Nes sako, dėl to, kad turėsi ką veikti, laukiu dėl to, o nelaukiu dėl to, nes nepasakė, kodėl, bet žodžiu. Tai va. O šiaip šį likusį mėnesį mes kaip ir nebeturim planų. Žinau, kad mano mama kitą savaitę dar nedirbs, tai kažką veiksim, prie kokių ežerų važiuosim, pasimaudyt, nežinau, gal dar kažką sugalvosim, o tada jau paskutinę savaitę rugpjūčio mama dirbs, tai kaip ir nieko nenuveiksiu. Ir taip pat turėsiu savo brolį. Ir tada tą pačią savaitę, kai mama dirbs jau, tada, aišku, rugsėjo 1 nebedirbs ir tada jau nufilmuosiu jums ir vakaro rutiną prieš rugsėjo 1 ir, nu, tipo, ne tai, kad rutina, bet kaip ruošis tam plaukus darysis ir taip toliau. Ir tada rugsėjo 1 nufilmuosiu. Aš nemanau, kad klasėje kažką filmuosiu. Žodžiu, buvo kai kas įėjo, nu tai aš baigiau šnekėti ir matėt mano išliką, tokia juokinga. Bet jo, nebaigiau sakyti, tai aš nemanau, kad rugsėjo 1 klasėje kažką filmuosiu, nes vis tiek kažkaip ir negaliu įdėti ten nuotraukų ar filmuoti, nu nebent draugę kokią pafilmuosiu, kiek galėsiu, pasistengsiu, nes vis tiek, nu, aš negaliu kitų žmonių filmuoti be jų leidimo. Tai va, tai, bet manau, kad aš gal kažkaip su draugiam savo kažką, gal, nežinau, pašnekėsim, gal kažką galėsiu pafilmuoti biškį. Ir tada tiesiog po rugsėjo 1 jums parodysiu ten gal kokias dovanėlės gavom ar ką. Nes šiaip jinai kartais mums duoda ten kokį tušinuką ten rugsėjo 1 ir taip toliau. Tai jo, bet nenoriu šitą mokyklą, aš neeisiu. Ne, nu reiks eiti, žinau, kad reiks eiti. Gerai, baigiu biškį šnekėti, nes dabar jau biškį ilgokai šneku ir gausis biškį jaučiu per ilgas video. Tik išgirdau, kaip mano brolis atsikėlė. Bet žodžiu, dabar jau viskas pasibaigė diena ir varysime namo. Žodžiu, jau grįžau namo, tai čia ir pabaigsiu video. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao!